Labą rytą. Labas. Tai tu vėl ne tais darbais užsiemi? Bet tik, kad tu labai anksti, tu šiaip dar turėjai miegot. Nu, tik pusę 10. Tai aš važiuoju, sierą dar parsivešiu vieną. Greitai nulėkiu iki Vilniaus, sierą parsivežu. Aha. Tai gerai, aš kavos atsigersi tada. Nu, kavos atsiger. Batus naujus įstaisiai. Ūkis leido nusipirkti batus naujus. Nu, čia Bet kelnes tai vis tiek geras, ne? A, dabar sudraskyti ar vėliau? Ai, 2 kelnes. Vienas. Čia kišenė. O čia? Nu, čia skylė. Nu, palik, taigi. Milijonieriai. Nu, nieką, sudraskysiu. Šitą gražią mašiną gavai. Ūkis išskyrė. Ūkis išskyrė. Agro. Norėčiau čia agro. Ant šonų. Nu, tai ką, pradedam tada. O mes pradedam nuo kuro. Nu ką, pasikrausim 2,5 musetonas, nes biški yra barstikliai. Tas taigi langus biški apsivalom, nes sunkiai matos, jeigu atvirai. Turiu palauk, kad žvakės pašils. Tai kaip jūs gyvena? Mes tai neblogai. Oi. Kas čia dabar? Bandom antrą kartą. Tai naujas. Tai galiu langą atsidaryti, nes geriau matos tada viskas. Vsio, viskas, važiuojam. Varom į kokius mažesnius biški laukelius, kada kalte čia nėra, ką daugiau aš laikas sugaišiu vis tiek juose. Tai apvažinėsim mažesnius ir tada lėksim į didesnius. Per žiemą apipelyje net monitorius. Nu vsio, prisipylėm. Važiuojam į pirmą laukelį. Čia dabar labai siauras gatvytės tokias, bet mes kažkaip jas gal įveiksim. Avarijos nepadarė. Nes čia su mašina prasilenkti yra complicated. Žodžiu, o kalbant apie rimtus dalykus, tai jei kažkam atrodo, kad mano barzda didesnė negu įprastai, tai žinokit, taip ir yra. Nes kai buvau kirpykloj
nusikirpau tik galvą, nuo čia viską palikau. Tai čia jau kaip ir yra jeigu skaičiuotumėm pavyzdžiui kirpimais, tai čia yra 2 kartus nekirpta, čia kol kas 1 kartą. Tai nežinau, kai naisiu, vėl į kirpyklą galvoju, vėl iki čia kirptis, jau viskas nusikirpti. Pagal nuotaiką. Gerai, galiu pasakyti, kad 3 tonas, kai pasikrauni be priekinės svorio traktoriaus priekis biškai palengviai, vairiuks lengvesnis pasidaro, tai nerealiuojam. Ramiai. Nu, rapso lauks, pažiūrim, ką gera. Mažytis rapsiuks. Pas kaimyną biški didesnis. Bet čia tik tai ties lauko susikirtimu, ta paskui būna irgi biški aukštesnis. Tėtis, aišku, vėl puršk lauką, ne kaip su barstyklė reik važiuoti. Ok. Pabandom pagaudyti kokį kietesnį kadrą, kur jums čia dabar uždėt. O, durpiai kaip atrodo. Čia realiai ta pati vieta, kur pernai iš skutiką demonstracijas įdėjau, kur kimšos jisai. Mariu! Normaliai sudygą. Da net čia kamera vėturai neperteik to vaizdą. Nice. Also mano kameros varžtas viens per trumpos, tai neišėjo uždėt. Nes aš ją ant magnetą va taip palaikau, bet kažkaip sriegis vos kabindavo ir dabar iš vis nebekabina, tai negaliu kol kas uždėt. Tai dienos eigoj išspręsim šitą problemą. Taip, tai pašnekam apie planus. Bendrai mes pavasarį žieminių turim 160. Vakar, jeigu atvirai pabandėm biškį barstyti, prisikabinom vakare barstyklę, tai sakau, išlėksiu biškį susireguliuoti, pasižiūrėti, viskas gerai. Tai viskas buvo gerai, nubarščiau gal 22-23 hektarus. Ir bendrai mes žieminių turim 60, tai atimam mane tos 22-23, turim apie 1,38. Šiandien turim nubarstyti. Tai čia yra salietra ir tada, aišku, reiktų ir sulfatą paberti. Tai realiai ant tų plots visas 100, tik tai rapsui po 200, o kvietukam po 100, manau, kažkas tokio turėtų būti. Ir visą tą mes fūrą sulfatą to išbarstysim. Pašnekam apie pinigus. Jeigu kas nors atsimenat, užpernai trąšas man pavyko pagauti už 300 KM3 už toną lenkišką iš agrokoncerno. Dabar jeigu atvirai neatsimenu šių metų iš ko pirkau, bet nesmė. Žodžiu, dabar nupirkau gruodį už 380, paėmėm 2 fūras salietras. Tai jau 40 eurų brangiau ir pasidomėjom, kiek šiai dienai yra salietra, tai kažkas apie 5,50. Tai jeigu kažkas nenusipirkot, tai balandžio 3 šiandien. Manau, video paleisiu sekmadienį, tai daug poros dienų, bet nemanau, kad situacija baisiai pasikeis. Ar pagerės, ar pablogės vis. Tai va, o aš turiu pas savęs bunkerį 500 kg, dabar nubarstau dar vieną laukelį.
Ir viskas, lauksim jau princesę, turėtų man atvažiuoti su trąšom, nes aš jau nebeturiu. Ir viskas. Tokie reikalai. Taip, tai čia yra čia 5, kur vidury bala bus greičiausiai pats sodinsiu traktorių. Ir čia bijau pameluoti A15, A18. Nu, navigacija parodys ir apsuks. Tai biški mes čia pabūsim dabar. Net nežinau, salietraštį tiek turėsim. Ir paskui ten gal už 3-4 km da 10 yra. Tau pravesi paskaitėlę kokią nors apie agronomiją. Šiais laikais čia yra nukvakims, net mano žinias per silpnas yra. Nu vis tiek kažką papasakoti. Ne, aš galėsiu apie traktorių pafilmuoti čia, kur važinės šonė traktorių. Raudoną traktorių į balas galiu pafilmuoti. Balas, man norėčiau balas, ežerus jau. Į traktorių. Jeigu kam vandens reikia, mes galėtumėm čia atiduoti vandenį. Gerai. Gerų švenčių tada. Gerų švenčių, taip. Toj ratą apsuksiu tilpšą pastovi, tie 2 tonykas. Ai, rankas griauši. Visio. Gerai. Aš čia barstau. Stirnas vaikšto. Kai nebija. Be baimės. Baltas zubinės. Gerai, užsigandu. Turiu gal 100 kg barstikliai. Tečia nėra, nespėja privežt. Tai turim biškį laisvą laiką. Žodžiu. A jūs pastebėjot, kad pavasaris šits labai šilts kažkoks? Įtartinai šilts. Aš pernai pasėjau, atsimenu, taip apsiniaukę lievai buvo. O dabar kiekvieną dieną saulė šviečia. Per gražus oras kaip pavasarį, sakyčiau. Jeigu mikrofons paėm garsą, tai vėja biškį yra, bet nedaug. Gal baisiai neneš tos salietras, nors ten lengvutė. Pažiūrėkit, kokia smulki. Smulkutė. Po 200 PM beriam. Ir dar apie kainas kalbant, tai kasas irgi panašiai kainuoja apie 5,50. Tai mes į kaso tą laivą kaip ir nespėjom, neturim, nenusipirkom. Tai gal tik salietras ir bersim, nežinau. Tai žiūrėsim.
po kiek čia mums seksis. Tai dabar pirmą barstymą va padarysim. Ir paskui, da, jeigu ką turėsim ir po 100 kg dadėt ant kokybės vėliau. Bet ar dar reiktų? Va čia klausimas. Bet po 500 tai jau tikrai mūsų matematika nesiskaičiuoja, žiūrėkit kaip norit. Ar skaičiuojas? Kai kur tai jau gal po 200, kai kur. Nes mačiau 220 rodo. Tai gali po 200 gaunas už toną. Jeigu kas neprifiksavo anksčiau. Ir šiaip apie barstymą. Jau kaip ir visi pradėjo barstyti, šiaip mes jau atsiliekam. Nesakau, šiandien balandžio 3. Mes patys, pavyzdžiui, pernai barstėm kovo gale dar net. Tai, nu, šiemet kažkaip taip gavos. Kabiškai nusivėlinam. Einam po kitę padarysim YouTube coverį. Gerai, gerai, atkabinsiu. Pavargai, tu pailsėk. Tai žinoma, aš čia sunkiausią darbą darau, patį atsakingiausią. Tai gerai, važiuoju. Gal tu važiuosi po kailerį? Ne. Ne, nuvažiuos, ten kalnas už 100 metrų prasideda. Ai, tą pakalnę. Į tą gali nuvažiuoti. Gerai. Da, ne. Čia tas didysis darbininkas. Turiu kada pavalgyt. Kai operator varo. Leiskis, tu da čia. Na, beveik balas apsibarstėm. Laimingai lygtais. Atvažiavo pietai, atvažiavo. Gerai. Pertraukėlė. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pažiūrėsim, traktorius vandeniu eina. Tokiu greičiu gali praeis. Gal čia be reikalo? Turim vandenėlį. Nežinau, kiek galėjau padrašiau. Čia atbulą stūmiau. Per tą didžiai iš vis net nešneku nevažiavau. Čia irgi atbulą stūmiau. Tai kiek įmanoma padrašiau. Čia blogiausias lauk. Viskas. Važiuojam. Šiaip labai lėtai einas kažkodėl. Jau daugiau nei pusę dienos praėjo, o hektaro, nežinau, šiandien 5 gal padarėm. Labai daug mažų laukų, tai kol persivažinėjai, kol susipilstai, nu tai užtrunka.
nėra, kad didelį atvažiavai, paleidai ir viso. Viskas, važiuojam toliau. Tėtis išvažiavo prisipildyt ir viskas. Žiūrėkit, ką pasakysiu. Aš ne ekspertas, bet šitą kardaną tepimą, manau, neturėtų būti. Bent jau kiek žinau, pas manęs traktorių tos opcijas nėra. Galbūt, kad kur jung dėžė su varikliu salnikėlis truputį rasoja. Tai va. Kas čia bus? Kyla vėjas, atvažiuoja mano trąšos. Einam pasisveikinti ir atkabinti priekabą. Ne ta pusė borto nėra, ne toje pusėje borto nėra. Pažiūrėsim, kokį genialų sprendimą priims mano darbuotojas. Manevrai. Langą užsidarė šalt. Na šalt mažytis jis. Neištraukiu. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pažiūrėkit, kas čia daros. Visos tos kams. Prieki balas. Kiek laukas, žiūrėkit, išsimet. Nu dabar da čia nebaigiau, aišku, bet tas po dešinę eina savo. Gerai, turiu su kompu dirbti. Tai vienam lauke, nu, kur ką tik filmavau, 1,5 hektarą. O žiūrėkit, čia irgi pas kaimyną. Neblogai. Eina savo. Kai žiema nebuvo, kai vandens padavė. Žodžiu, 1,5 hektarą iš 12 hektarų išsimetė. Ką, važiuot atsėtas balas? Ką, paskui su jom daryt, nei nupurkšti, nei patrešti, Kai visas lauks numirš, tai numirš, nu, tai tada jau atsėjai ir viskas, kai plėmais tais, nu, tai nei šis, nei tas. Nu, patreš blogai, nupurš blogai, pasėt blogai, nukuls blogai. Jeigu paliksi neužsėtą, tai žolių prisiauginsi viskas. Nu, po biškį temst. Šiaip aš visai pavargau. Nežinau. Aš jau šitaip žiūrint video bus ryts toksai linksmi visi viską. Daug energijos. Ir kuo labiau vakarą, to viskas žemyn. Žodžiu, viskas. Nusijat, kad šiandien filmavimus baigiam, tai mes rytoj barstom sulfatą, bet manau nefilmuosi, nes tas pats, kas šiandien. Nu, gal kamerą turėsiu po ranką, jeigu netyčia kažkas atsitiktų įdomaus, ką galėčiau nufilmuoti. Bet šiaip manau, kad nefilmuosi, nes viskas kartosis. Ir tiek žinių iš piešinių. Viską, ką šiandien nusėt norėjau, aptariau. Ir viską pakalbėjom. Ir viskas.
kai prasidės sėjimai žemės dirbims, vėl, manau, paimsim tą kamerą. Gal kokią dieną įdirbsim tiesiog kokių darbų, nes yra ką parodyti, nes mes dabar prie namą, prie mašinų, aplamai aplinką tvarkomės, nu, žodžiu. Tai ką rodyti šiaip yra, tai žiūrėsim, gal kažką susuksim. O šiandien viskas, tada tiek, ačiū, kad žiūrėt ir iki. Paskutinis kadras. Nežinau, ar matas pradėjo krapnuoti. Ten palei lempą gal. Kaip ir pataikėm su oru. Yra beveik 12 nakties. Nubarstėm 150 hektarų. Tai kaip ir visus žeminius pralakstėm. Nu, jau vakar 20, šiandien 105, tai va 107. Pasirodo dar daugiau negu aš galvojau yra. Ir tai dar išsimetė kokie 5 hektarai balų ir panašiai, jeigu ne daugiau. Tai viskas. Nežinau, žiūrėsim, kiek šią naktį prilys, gal net rytoj nevažiuosim su tuo sulfatu, o gal važiuosim. Va, viskas, dabar tikrai te. Sulfatą šiandien nebarstysim, nes vėjas labai didelis. Ate. Ką nori? Spėk, išbėga tepalas į ten. O tu matei šaranę, kaip kur tą tepalą pylį į pjūklą? Už vakarą kada? Pylį? Einam pasivaikščiosim, matyk. Nenoriu. Einam, matyk, pasivaikščiosim. Blogai buvo. Ateik. Neuždaryta propkė. Neuždaryta protkė. Kamščiuką neužsukai. Kaip negalėjau neužsukti? Nu, kreivai užsukai. Dabar išbėga visas ant to. Bet nieko, normaliai, ant guminę to tik kilimuką. Ant guminę? Ant guminę, pasisekė. Gerai, tą nešu padėti. Na vai. Tu dar čia filmuoji? Ką čia parodysi? Aš nenoriu girti. Nori biškį? Nenoriu, nes mano tepalas, tai yra tepalotas rankas. Dabar žiūrėk, šiukšlės išbėgs. Automobilių infrastruktūros. Patraukė sužeisti 3 žmonės. Mėnuliomis skrendantį misiją Artemis II įpusėjo kelionę. Gerai, surinksime. Čia tie sausainiai. Aš negaliu terliuoti su savo tepalotom dabar rankom. Pasidalijo pirmosiomis žemės nuotraukomis padarytomis iš erdvėlaivo. Misijoje dalyvaujantis astronautas Viktoras Proginė 2 eurų moneta skirta Lietuvos energetiniai nepriklausomybei. Nuo kada Lietuva energetiškai nepriklausoma? Tai jinai, kai pasiuntė Rusų военный корабль, kai nausėda sakė goodbye Russia, goodbye. Tai va, tada mes pasiekėme. Tai va, čia yra kortelė, labai brangi, o čia yra, va, Irgi daurai. va. Nelabai matos, bet... Tai va. Negaliu terliuoti tepalotom rankom. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Bet kai parėja mano kolekcija, galėtume tada pafilmuoti, kaip parėja dabar.